Sveiki. Labas rytas. Sveikinuosi su jumis iš Molinių TV. Čia esu aš, Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Kol renkatės, dar pasakysiu maldelę, mane galite rasti tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt, YouTube kanale, Facebook profilyje tuo pačiu pavadinimu. Šiandieną noriu papasakoti jums šiek tiek kitokią teoriją apie Laimo ligą, apie kurią dabar yra labai daug kalbama, rašoma ir daug nerimo sukelia šita, sakysime, liga ir neaiškumo. Pacientai būrėsi į grupės Laimo lygai gydyti, jie sako, kad mūsų gydytojai nediagnozuoja laiku tos Laimo ligos, važiuoja į Lenkiją ir į Laimo ligos klinikas ir iš tiesų Laimo ligos tos jau įsisenėjusios simptomatika ir pati, kaip žmogus jaučiasi, tai yra tikrai sudėtinga situacija, bet šiandien aš jums žadėjau papasakoti, o jeigu viskas nėra taip. Besiruošdama paskaitai su kolegiam, kaip tik ruošiamės apie erkes, apie jų platinimas ligas, pradėjau domėtis ir jau anksčiau buvau aptikusi tą informaciją, bet žinokit, negaliu nepasidalinti. Galite nepriimti visko už gryną pinigą, nes mokslas ir yra, jis kinta. Prisiminkime, kokie mitai buvo apie cholesterolį, dabar kalbama visai kas kita, apie antibiotikus, apie dezinfekciją galiausiai. Bet, matau, jau susirinkote, taigi apie Laimo ligą. Jeigu jūs ar jūsų artimieji pajutote Laimo ligos simptomus arba jums diagnozavo Laimo ligą, aš labai rekomenduoju įsigyti, čia jums rodys atvirkščiai, bet medicinos mediumo Antony Williamo knygą ir čia yra vienas skyrius apie Laimo ligą. Nesiremsiu vien šią informaciją, tačiau jau vis daugiau mokslinėje literatūroje yra tyrimų ir sąsajų su Laimo liga susijusi su Epstein-Barro virusu, Laimo liga ir imunitetas, Laimo liga ir sunkieji metalai. Taigi, pradedam. Kaip atsirado ta pati Laimo liga ir kodėl jinai taip vadinosi? Istorija prasidėjo 80-ame dešimtmečio, jo pradžioje, tai 75 metais, Amerikoje, vienoje Konektikuto valstijos miesteliuose, Laimas, senasis Laimas ir jo apylinkės, kai ten vaikai ir suaugę pradėjo justi tokius artrito simptomus. Tokie ir nuovargį, ir raumenų skausmą, ir sąnarių skausmą. Ir nors tos simptomus jautė daug žmonių ir kitose regionuose, tačiau būtent Laimo regione tiek medikai, tiek visuomenininkai ir patys gyventojai tiesiog pradėjo ieškoti priežasties, kas čia yra. Ir ieškojo tos priežasties, kol tiesiog kažkuris iš pacientų prisiminė, kad jam buvo įkandusi erkė. Ir tada prasidėjo tokia surišimas Laimo ligos su erkės įkandimu. Ir būtent pradėtos raganų medžioklė, tos elninės erkės ieškoti ir dar po kiek laiko vienas toks entomologas paskelbė, kad atrado trūkstamą grandį ir atrado tokią bakteriją, boreliją, apie kurią dabar mes ir sakome, kad tai Laimo sukėlėjimas, kurią atseit platina erkės ir ratas įsisuko. Ir iki šiol oficialioji medicina skaito, kad Laimo ligą platina erkės ir užkrečia perneša tą bakteriją boreliją.
Bet Anthony Williamsas, kuris turi savo kliniką ir sėkmingai gydo žmonės nuo Laimo ligos, jis pateikė visiškai kitą filosofiją, visiškai kitą, kaip sakyti, Laimo ligos viziją. Taigi, pirmas dalykas, iš esmės tai yra iki šiol manoma, kaip sakiau, kad Laimo ligą sukelia bakterija tokia, ar ne, Borelija burgdorferi, kurią atseit platina erkės. Bet pastaruoju metu vis daugiau jau išlenda tos ausis, ar ne, ir mokslininkai ima įtarti, kad galbūt ne tą bakteriją jie kaltino, ir dabar kalbama apie kitus parazitus, apie bakteriją Bartonella, apie babesiją, ir jie irgi yra tokie, kaip sakyti, mikrobai, tačiau esmė ta, kad Laimo ligos galimai, aš sakysiu tą žodį, nes neturiu 100% įrodymų, bet man tai labai panašu į tiesą, nesukelia nei erkės, nei parazitai, nei bakterijos, o ją sukelia virusai. Ir iš tikrųjų, Anthony Williamsas rašo, kai medikai suvoks šią tiesą, Laimo liga sergantis pacientai iš tiesų gaus tinkamą gydymą ir galimybę viltį išgyti. Ir kas jo manymu sukelia Laimo ligą? Virusai, tai yra kai kurios Epstein-Barr viruso formos. Apie Epstein-Barr virusą vis daugiau kalbama ir mokslinėje literatūroje, ir jūs susiraskite mano tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt, į paieškos laukelį įkėlę Epstein-Barr virusas, ar ne, arba YouTube kanale. Taip pat žmogaus herpes virusas 6. Ir žmonės užsikrėtę tais virusais, suaktyvinę šios virusus, sakykime, jie jaučia Laimos ligos simptomus. Taip pat žmonės, kurie užsikrėtę bet kokią juostinės pūslelinės formą, irgi pajunta Laimo simptomus. Beje, pastebėta, kad bėrimo nesukeliančios juostinės pūslelinės formos, jos pasireiškia sunkesniais simptomais, reiškia, tai išeina ne per bėrimą, o smegenų uždegimas, kiti centrinės nervų sistemos pažeidimai. Ir agresyvesnės šių minėtų virusų formos gali sukelti ir Laimo ligos simptomus, kaip karščiavimo, galvos, kaklo, raumenų, sąnarių skausmus, nuovargį, deginantį nervinį skausmą, pulso pagreitėjimą, įvairius neurologinius bei kitus simptomus, kurias gydytojai priskiria Laimo ligai. Taigi, net nežinau, ar bėda, ar tiesiog yra taip, sakykime, kad mes, žmonės, nešiojame milijonus bakterijų, įvairiausių mikroorganizmų ir įvairiausių virusų savyje. Tik vieniems jie aktyvuojasi, kitiems ne. Ir, pavyzdžiui, Epstein-Barr virusą dažnai galima neaptikti, bet jis slypi, sakysim, kepenyse ar kitose organuose, kol ateis ta reikiama diena. Jie gali slėptis kepenyse, blužnyje, plonojoje žarnoje, centrinės nervų sistemos audiniuose. Ir kai kokia nors fizinė ar emocinė, sakysime, trauma ar prasta mityba, kiti veiksmai, stresas sustiprėja, sukelia uždegimą, susilpnina imuninę sistemą ir paskatina tuos virusus aktyvuotis. Labai virusai mėgsta gyvsidabrį, sunkiuosius metalus, jie tiesiog jais minta. Jie labai mėgsta ir antibiotikus beje, kurie plus dar silpnina mūsų nervų sistemai. O sunkiai metalai iš tiesų yra mėgstamiausias virusų maistas.
Ir ne veltui aš jau 3 metus vedu detokso grupės, kurių metu mes ne tik valdom savo apetitą, pereinam prie sveikesnės mitybos, numetam ten kelius kilogramus, bet svarbiausia, detoksikuojam organizmą, ląstelių lygmenį pakeliam, išvedam sunkiuosius metalus. Bandom bent tai padaryti. Toliau, artimo žmogaus mirtis, neištikimybė, bet koks stresas, jis yra apskritai stresas yra pagrindinis veiksnys sukeliantis Laimo ligą, o ir daugelį kitų chroniškų ligų. Žinote, kad stresas suvalgo viską, kas yra gero organizmą. Organizmas atiduoda visus vitaminus, mineralus, viską, kad tik neutralizuoti tą stresą. Dabar gali žmoguje slypėti tie patys virusai, bet vienas susirgs Laimo liga, kitas ne. Vienas lengviau, kitas sunkiau. Sakysim, susirgs, tai aktyvuosis, ar ne? Tai priklauso nuo imuninės sistemos. Todėl vienas svarbiausių dalykų, nieko naujo, yra stiprinti seną gerą imunitetą. Antonis Williamas, aš paskui sukelsiu www.sveikatosžurnalistė.lt, jūs galėsite pažiūrėti tą sąrašėlį ir būtinai rekomenduoju tikrai nusipirkti šią knygą, nepakenksite tikrai savo, vykdydami jos rekomendacijas. Taigi, jis sako, kad išvardyja pagrindinius Laimo ligą sužadinančius veiksnius ir pabrėžia, kad tai nėra priežastis Laimo ligos. Tie veiksniai nesukelia Laimo ligos, bet jie yra tokie, sudaro sąlygas, sakysime, virusams jau įsikūrusiems organizme pasireikšti. Ir pagal eilės tvarką, pagal stiprumą dažniausiai, kas pasitaiko, tai pirmoje vietoje eina pelėsis. Pelėsis, tai yra, jeigu namuose jūsų ar darbe yra pelėsių, koks ten ar kampas papelyjas, ar kilimas koks, ir tai kiekvieną dieną mes įkvepiame tą grybelių sporų ir tas pelėsis vargina imuninę sistemą, ją silpnina, beje, pelėsio mes nemažai gauname su riešutais nekokybiškais, ar ne, užtat jau reikia kuo geresnius riešutus pirkti ir juos ten ir mirkyti ir apdoroti, ar ne. Antroje vietoje gyvsidabris, tai yra amalgamo plombos su gyvsidabriu, bet aš tikiuosi jau daugelis mes jų neturime, bet jeigu jos buvo ir gydytojai per neapsižiūrėjimą visas jas vienu metu šalino, į mūsų organizmą galėjo patekti gyvsidabrio. Taip pat kiti gyvsidabrio šaltiniai, jūs puikiai žinote, yra turtingųjų gyvsidabris, tai yra jūros gėrybės. Ir, žodžiu, kas piknaudžiauja, mes nepiknaudžiavam, daug vartojam jūros gėrybių arba tunas iš skardinių, tų didelių žuvių, kurios sukaupusios gyvsidabrio, irgi gali patekti į organizmą. Pesticidai, herbicidai, apie ką jau kalbėjau manuose laivuose, ar ne, ir insekticidai namuose, jeigu mes purškiame, tai būtinai reikia išeiti, purškiam nuo kokių ten skruzdžių musių ar kitų dalykų. Kaip sakiau, stresas, netektis, mirtis šeimoje, sudaužyta širdis, skyrybos, tai yra trauma psichinė, kuri sekina imuninę sistemą ir stiprina virusus. Žiūrėkite, jeigu mes turime emocinę traumą, mūsų imunitetas silpsta ir virusai aktyvuojasi. Taip pat sergančių artimųjų slaugymas gali sukelti emocinę traumą ir daug streso. Beje, voro įkandimas, bitės įkandimas gali išprovokuoti virusą 10 kartų daugiau negu erkės įkandimas. Ir dažnai ir po voro įkandimo gali būti irgi tokia akies, ta vadinamojo jaučio akies formos dėmė. Medikamentai, kai kurie vaistai stiprina virusus ir, pavyzdžiui, virusai, kaip sakiau, labai mėgsta antibiotikus ir toks kaip dvigubas smūgis yra. Kartais antibiotikai tikrai gelbsti gyvybę, jų reikia, bet jais piknaudžiavimas arba tiesiog skirimas, kaip šiuo atveju gydyti bakteriją naikinti, kai
liga gali būti virusinė, yra perteklinis. Per daug medikamentų, jeigu jūs vaikščiat pas visokius gydytojus, arba jūsų ten tėvai, sakysim, ar ne, pas vieną gydytoją nuo skrandžio vaistai, pas kitą nuo kraujagyslių vaistai, pas kitą nuo cholesterolio, ten dar nuo sąnarių, nuo astmos, ir jeigu įvairių vaistų kokteilis, jis labai silpna imuninę sistemą ir gali tiesiog irgi išprovokuoti virusus. Narkotikai, žinoma, piktnaudžiavimas narkotikais, finansiniai rūpesčiai, kas lietuviam yra būdinga. Tai yra nerimas dėl darbo, dėl neapmokėtų sąskaitų, grėsmė prarasti namus ir šiaip negatyvios emocijos, kai nuolat trūksta pinigų, irgi silpnina imunitetą. Sakiau, fizinės traumos, lūžis, netgi operacija, bet kokia jinai irgi yra šokas imunitetui. Vandens dumbliai. Toj pradės žydėti vanduo ir aš pati esu pajutusi. Tam tikras laikas, kai labai šyla vanduo, kai pradeda tie susikaupę tų raudon dumblių, jie sukuria tokį deguonies trūkumą, ir kuris skatina tam tikrų bakterijų dauginimas, ir man pačiai visada pradeda, tokia kaip dilgėlinė, bet nežėti oda pastebėjau jau labai daug metų nuo vandens. Tai irgi silpnina imuninę sistemą ir pažadina miegantį virusą. Vandens teršalai. Aną savaitę kalbėjau apie užterštą dirvožemį, siaubingai užterštą dirvožemį, 4000–2000 kartų daugiau sunkiųjų metalų negu leistina norma praėjęs laivas. Ir tikrai daug sunkiųjų metalų patenka į mūsų vandenis ir irgi gali patekti į mūsų organizmą. Tokie dalykai kaip cheminis kilimų valymas mes prisinešam, švieži dažai, beje, nerimas ir nemiga ir erkės įkandimas yra paskutinėje vietoje. Ir nors medikai įsitikinęs, kad Laimo ligos priežastis yra erkės įkandimas, bet atseit erkė platina tą boreliją Burgdorferi bakteriją, bet žiūrėkime, galimai, aš vis sakau galimai, tirkime, ieškokime patys informacijos, galimai tai yra netiesa, bet erkės įkandimas, taip pat kaip ir voro ar bitės, jis gali sukelti uždegimą, kuris silpnina imuninę sistemą ir išprovokuoja virusą. Ir jeigu organizme tūno tas virusas, o pas mus daugelį tūno ir mūsų imunitetas yra nusilpęs, tai erkės įkandimas gali sukelti infekciją, kuri šiaip ir neturi nieko bendro su borelija. Ir kaip Anthony Williamsas teigia, kad prie Laimo ligos atsiradimo erkės atsako tik 0,5%. Na gerai, ir ką toliau daryti? Tikrai nesijimsiu aš tokios atsakomybės, kaip sakyti, tvirtinti, kad antibiotikai nėra reikalingi Laimo ligos atveju. Nors jeigu tai yra virusinė infekcija, tai antibiotikai, jūs puikiai žinote, virusų nenaikina. Tačiau tokiu atveju gali būti sukeltas uždegimas arba infekcija. Tai tokiu atveju silpnas antibiotikų kursas jis yra reikalingas. Bet ne dėl to, kad ne bakterijai naikinti, kaip sakyti, bet tam gal tai infekcijai, ar ne? Ir pereikime prie Laimo ligos gydymo būdų, kaip gydyti Laimo ligą. Kaip Antonis Williamsas yra labai daug žmonių padėjęs, kurie jau buvo nugydyti, išsivaduoti iš Laimo ligos, nes yra tie liekamieji šalutiniai reiškiniai, jie yra tikrai pakankamai sudėtingi, žmonės praktiškai tampa neįgalūs. Ir gydymo programa iki visiško pasveikimo gali trukti, sako jis, nuo 6 mėnesių iki 2 metų. Ir tačiau
mes galime išgyti, nes mūsų kūnai nori būti sveiki ir jeigu duosime visko, ko jiems reikia ir padėsim pašalinti kenksmingas, nereikalingas medžiagas, tai yra ginklas nuo visų ligų. Taigi, nors tai gali nuskambėti labai jau taip banaliai, bet pirmiausia, reikia susitvarkyti mitybą ir yra tam tikri maisto produktai, aš juos tikrai surašysiu jum, bet rekomenduoju įsigyti knygą ir tiesiog skaityti, čia yra ir visas gydymosi protokolas, yra veiksmingiausiai su Laimo liga padeda kovoti tokie produktai, kaip pavyzdžiui, žvaigždiniai anyžiai. Ar ne? Bet apie juos aš esu kalbėjusi, šparagai, mėlynės laukinės, ridikai, salierai, cinamonas, česnakai, abrikosas, svogūnai. Ir jeigu perėmsim taip į maistinių medžiagų kategoriją, visi šitie produktai turi labai stiprų detoksikuojantį efektą, detoksikacinį ar ne, pakelia sunkiuosius metalus, išveda iš organizmo ir sunkiuosius metalus ir kitus toksinus ir stiprina imuninę sistemą. Ir kai kurie iš jų gerina žarnyno mikrobiomą. Toliau neužmirškime vaistažolių ir papildų. Pirmoji eilė eina čiobrelės. Ar žinojate, šiaip čiobrelės įeina į daugelį tokių vaistinių papildų sudėti, sveikatinimosi arbatų, ar ne, jis naikina virusus. Kodėl mes geriam čiobrelio arbatą? Naikina virusus. Ir taip pat vaistinės melisos, jos naikina Laimo ligą sukeliančių virusų tokius kofaktorius, kaip streptokokus, kitas bakterijas ir palengvina imuninės sistemos naštą. Cinkas, senas geras cinkas. Atsimenat, kai kalbėjome apie pandemiją, apie tą mūsų virusą, ar ne? Pirmoje eilėje tik susirgus cinkas, iš karto padidiname cinko dozę, nes cinkas mažina virusų dauginimus ir jeigu mes sergame, trumpina ligos eigą, trukmę ir tai yra labai daug tyrimo apie tai kalba. Saldymedžių šaknis, lizinas aminorūgštis, reiši grybai, jie tiesiog stiprina imuninę sistemą. Taip pat antioksidantai įvairūs, astaksantinas vienas iš antioksidantų, ar ne, jodo papildai ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, čia dabar aš per vieną laivą, vieną transliaciją visko nepapasakosiu, kaip tvarkyti su to Laimo liga, bet pagrindiniai dalykai, tai yra trimis kryptimis turėtume eiti. Detoksikacija. Pirmas dalykas – organizmo detoksikacija, nes pats virusas arba vaistai ar antibiotikai, kurie netgi užmušinėja kokias nors bakterijas, jie turi visokių šalutinių ten produktų palieka ir organizmas yra apkrautas. Ir mes turim šalinti tiek sunkiosius metalus, tiek šalutinius produktus, ar ne, tiek tos užmuštas visokias bakterijas mes turime šalinti. Tai pirma kryptis yra detoksas, būtinai atlikite organizmo detoksikaciją. Antras – imuniteto stiprinimas. Ir trečias sritis – tai yra žarnyno mikrobiomos atstatymas, palaikymas, nes labai dažnai žmonės, kurie serga ir Laimo liga, arba turi simptomus panašius kaip ir autoimuninių ligų, ar nuovargis, fibromialgija, išsėtinė sklerozė, kas irgi siejama su Epstein-Barro virusu. Jie turi dažnai pralaidų žarnyną, išsidarkiusią mikrobiomą, tai mes turime atstatinėti žarnyną. Taigi, 3 dalykai. Detoksas, imunitetas ir žarnyno atstatymas. Visada rekomenduojama yra domėtis ir naudoti kuo daugiau gero maisto
ir kuo mažiau blogo maisto, ten cukrų, duonų, kaip sakyt, bulkų, piragų ir atsisakyti tiesiog glitimo, laktozės gydymosi laikotarpiu, ne visam, bet gydymosi laikotarpiu įvesti kuo daugiau augalinės mitybos, tam tikrų žolinių preparatų, kiaulpienių, margainių ir taip toliau. Ir būtinai rekomenduojama įvesti organizmui padėti aukštos kokybės, tas smart nutrition, aukštos kokybės papildais ir dažnai netgi pats Williamsas sako, nepirkit parduotuvės lentynėse arba ten netgi vaistinės lentynose, jeigu yra nekokybiškų daug, sakysime, mažos savikainos papildų. Dabar kokius papildus rekomenduoju aš detokso metu? Jeigu jūs tikrai norėsite savo padėti, tai apsiženyti reikia su vienu svarbiausių papildų, kurį mes vartojame nuolat. Tai Betagar, tai daktaro Arturo Försto, toksikologo, onkologijos tyrinėtojo sukurtas autorinis preparatas iš daržovių, papildytas tais visais reikalingais mineralais, kuriuos aš surašiau, ir cinkas čia turi būti, ir B grupė, ir selenas, ar ne. Šis preparatas padeda pakelti sunkiuosius metalus ir išvesti juos iš organizmo. Tai yra, mes vartojam po 3 tabletes per dieną po valgio ir užgeriant vandeniu. Kiek laiko vartoti? Tai yra mano pagrindinis, mūsų šeimos visų narių pagrindinis preparatas. Tiesiog mes jį vartojam taip daugmaž nuolat. Kartais padarom pertrauką, bet tai yra ir karotenoidų kompleksas, jūs stiprinsit ir imuninę sistemą, ir nuolat atliksite lengvą detoksikaciją, nes mes nuolat esame veikiami toksinų, teršalų, pesticidų ir taip toliau ir panašiai, nieko čia nepadarysi, tiesiog reikia imtis priešnuodžių priemonių. Tai Betagardas tai būtų pats pagrindinis. Ir čia yra cinko. Aišku, jeigu jau yra Laimo ligos požymiai, tai žinoma, cinko preparatas dar atskirai. Geriausia, aišku, mineralai šiaip sunkiai įsisavina, tai geriausia, kad būtų gerai įsisavinimo forma. Aš rekomenduoju cheluotą cinką, galėsiu įmesti nuorodą, bet kas sekate mano laivus, žinote. Toliau, stiprinti imunitetą, ypač, pavyzdžiui, vaikai. Kaip tai jiems sustiprinti imunitetą, jeigu ten daržovių nevalgo, arba vaisių nevalgo, arba ligoniai negali, jiems nesiabsorbuoja. Tai va čia yra labai karotenoid kompleks, yra, matot, vaisiai, uogos, daržovės kapsulėje. Vienoje kapsulėje, dar paminėsiu, kas nežinot, va čia yra sudėti 1,2 gramų, reiškia veikliosios medžiagos karotenoidų iš 1,2 gramų. Morkų, paprikų, abrikosų, braškių, pomidorų, persikų, špinatų. Tai yra labai, tiesiog stiprintų imunitetą ir čia su šituo, su karotenoidais susikalbėjus yra atliktas klinikinis tyrimas, kurį atliko Amerikos žemės ūkio departamentas. Per 3 savaitės, vartojant po 3 kapsulės per dieną, imuniteto rodiklis padidėjo 37%. Tai yra labai stiprus procentas. Tai va, tie 2 preparatai, sakysim, tas svarbiausias detoksas, tas imunitetas, bet aišku, abu jie daro panašiai. Toliau, būtinai rekomenduojama, šiaip mes vis laik vartojame omega 3, tai yra uždegimą mažinantis preparatas, nes jeigu jau yra šita liga įsisiautėjusi, įsisenėjusi, tai ir sąnarių skausmai, ir raumenų skausmai, ir uždegimas. Omega 3, prisiminkit, visam gyvenimui yra pats stipriausias natūralus priešuždegiminis preparatas žemėje, kuris neturi pašalinių poveikių, kaip priešuždegiminiai vaistai. Toliau, daug kalbama ir aš atskirai gal padarysiu laivą apie B12. Ir apskritai apie B grupę čia yra B vitaminų, bet aš jau tada rekomenduočiau formulę 4+, atidarytų jums ląstelę, lipidai, steroliai, ir čia yra visa grupė vitaminų ir
A, D, E, C, visa B grupė, tarp jų ir B12, ir folio rūgštis, cinkas, varis, manganas, kas irgi reikalinga prie Laimo ligos, selenas, chromas, jodas ir taip toliau. Aišku, ir Anthony Williamsas rekomenduoja gerasias žarnyno bakterijas, ne tik. Pirmiausia, maistą, kuo daugiau ekologiško, gero maisto ir jis rekomenduoja neplauti, jeigu patys užsiauginat, nes ten yra nuostabus mikroorganizmai. Ant iš daržo, jeigu nusiskinam kokį brokelio lapą dabar ar kailę lapą, patys jeigu užsiauginam, tai tų rekomenduoja net neplauti arba tik šaltu vandeniu, kad tą mikroorganizmų mes gautumėm. Ir būtinai rekomenduoja jau ypač, jeigu dar geriam antibiotikų arba šiaip, pagerinti žarnynui, pagerinti imunitetui gerasias žarnyno bakterijas, bet tokias, kurios nesuyra skrandyje, kurios būtų gyvos. Ir mano rekomendacija Acidofilus Plus mes jau vartojame ir tikrai rekomenduoju, tai gyvos bakterijos su tam tikra technologija, kuri neleidžia skrandžio sultim suėsti tų bakterijų apvalgyti, ar ne, jos nueina ten, kur reikia ir daro savo gerą darbą. Ir dar vienas dalykas, tai geriausia, aišku, kad vis tiek mes bijom tų erkių, kad jos mums net neįsisiurbtų. Įkelsiu laivą, aš dabar jo nekartosiu, galėjau nuo to pradėti, kai geriausia prevencija nesusirgti, neleisti erkiai įsisiurbti, tai mes vartojam garlic allium preparatą, česnakinį preparatą, ypač erkių sezonų metu, jos jaučia tą kvapą einantį iš odos ir tiesiog va taip matos, ropoja, nors šį sezoną dar nieks nebuvo užropoja, gal sausra išdžiavina jas, bet jau jų yra. Ir tiesiog, daug rečiau įsisiurbia, tai va šį sezoną vaikam, suaugusiam po 2 tabletės, jos nebrangios, garlic allium preparato ir nebus kvapo ir apsisaugosit nuo erkių. Aš čia ne šiaip sau kalbu, yra atlikti tyrimai su česnakiniu preparatu, aš tiesiog tų tyrimų nebekartosiu, bet įkelsiu jums laivą, kurį dariau prieš porą metų apie apsaugą. Tai va, tai yra gal geros žinios. Kitoj knygoje aš vis dėlto radau, kad dar vis sieja medikai su, kad ir naturopatai, ar ne, natūralios medicinos atstovai, su ta oficialiaja versija, su ta, reiškia, borelija, ar ne, bet ką rekomenduoja, tai labai panašiai. Detoksikuoti vis tiek, stiprinti organizmą ir gerinti žarnyną. Ir rekomenduoja tuos pačius vitaminus, mineralus, beje, omega pirmoje vietoje, cinką ir B12. Tai žodžiu, kokią mes teoriją bepaimsime, vis tiek svarbiausia stiprinti imunitetą, detoksikuoti organizmą, sutvarkyti žarnyno mikrobalansą. Tai va, šiandieną toks kiek ilgesnis laivas, bet jis yra, aš manau, labai svarbus, nes aš pati savo tarpe turiu žmonių, kuriems diagnozuota Laimo liga, taip gana vėlokai, bet jie sako, niekas man tos erkės, aš nei pastebėjau, nei aš jas ištraukiau, nei jinai buvo įsisiurbusi ir mieste gyvena ir nebuvo nei tos paraudimo, tiesiog nieko nemato. Ir labai daug žmonių iš tikrųjų nesieja su erkės įkandimu. Taigi, rekomenduoju tuos 3 dalykus: imunitetas, detoksas, žarnyną. Atstatom, kokiais būdais jūs norite, tą ir darykime. Pasidalinkite šiuo įrašu su tai žmonėm, kurie jums rūpi. Nusipirkite šią knygą. Čia yra labai daug vertingos informacijos. Ir netgi jei tai būtų klaidinga, ko aš nelabai tikiu, sakysim, informacija, čia, ką jis siūlo, šitą protokolą, tu nepakenksi, tu vis tiek padarysi gėrį organizmui. Tai va, šiandien tiek žinių iš Molinių, būkite sveiki, laimingi. Šiandieną įkelsiu, arba rytoj įkelsiu įrašą, nes vis tiek, nepykit, iš karto neįkeliu, yra čia reikalo padirbėti. Ir būkit sveiki, būkit laimingi.
Gyvenimas kartais netoks, kaip mes įsivaizduojam, teorijos kartais keičiasi, bet niekada nesikeičia Dievo planas, kaip mes esame sukurti savigydai. Mūsų kūnas yra save gydantis, tik reikia jam duoti tinkamų medžiagų, tinkamų maisto ir neužkrauti, neužteršti. O jeigu užteršiam, žinokim, kas norit. Yra labai daug informacijos, žolelės, margainiai, ten kiaulpienių šaknis, tikrai visą tai reikia vartoti. Aš pati, kaip sakyti, neprisikalu tų dalykų, tai vartoju ir tai, bet tikrai pasitikiu aukštos kokybės papildais. Tai yra mano tiesiog, kaip tėve mūsų, kaip dantis išsiplauti, galvą išsiplauti, pasirūpinti savo organizmu, kad šiame šiuolaikinėme pasaulyje mes išgyventume ir gyventume sveikai ir laimingai. Būkit palaiminti. Ate.